Jūsų mintis po rungtynių? Šitos rungtynės davė viską to, ko ir tikėjomės. Gerą kovą, gerą futbolo atmosferą ir aišku, turėdamas progą dar noriu padėkoti taip gausiai susirinkusiam mūsų Sirgalėmis stadioną ir už jų padėka, už jų palaikymą, nes, tikrai vaikinam to reikia. Ir vėlgi sakau, kas liečia rungtynės, norėjom būti drąsus, norėjom būti agresyvus, norėjom perėmus kamuolį kaip įmanoma greičiau, išeidinėti į greitus išpuolius, atakuoti laisvas erdves. Žinom, ant kiek gausiom pajėgom Panevėžys eina į ataką ir labai buvo svarbu tai, kada mes perėmam kamuolį, mažinti litimų skaičių ir kaip įmanoma greičiau pervest kamuolį į trečią zoną ir ten būti agresyviem ir išeidinėti greitai atakas. Turėjo momentų, turėjo Panevėžys momentų ir gavosi tokios, sakykime, gyvos rungtynės ir iškovotas taškas. Važiuojam toliau. Pasiektos lygios, tas taškas prieš stipriausią šio sezono komandą yra geras rezultatas, ar vis tik ne, kai reikalingas kiekvienas taškas dėl 3 vietos dabar? Vėlgi, žinot, šiandien vaikinai kovėsi dėl pergalės. Iškovojom tašką, puiku, vyriška kova ir Panevėžys, pagarba jiem, jie visiškai išlaiko darbo etiką ir jų žaidimo kokybė nekrenta, nežiūrint į tai, kad jie jau yra čempionai, taip kad, sakau, šiandien mes to ir laukiam, realiai, nes ir prieš tai žiūrėjom rungtynės su Kauno Žalgiriu, tai pagarba jiem ir sakau, taškas, okei. Nėra taip, kad mes dabar liūdėtume. Soliukas galbūt ne pačios stipriausios sudėties link sezono pabaigos, sekančios rungtynės su Džiugu, kuris irgi dar turi dėl ko kovoti, ar neramino, nes galbūt pamatysim, kas labiau motyvuoja, kova dėl 3 vietos ar išlikimas. Žinot, tiek Džiugui reikalingi 3 taškai, tiek mums reikalingi 3 taškai ir žinot, žais tie, kurie bent jau galės eit.